nuostabiosios moteris atvyksta klientės ir atveža man, sako, grinai Jolanta, jums tiks štai koksai angeliukas su šuniuku. Žino, kad aš labai myliu gyvūnus. Taipogi supakuoja su meile. Iš sostinės atvažiuoja moteris ir sako, šitas labai tikrai itališkas, geras muiliukas. Ir dar gėlytė. Žiūrėkit, kaip miela. Ant mano darbo, kita klientė atvyksta, lygiai žinau, Jolanta, kad tu geri pupelės, iš Vokietijos pupelės atveža, kad aš galėčiau susimalti ir pati ir pavaišinčiau savo klientės. Ant mano darbo stalo, dar žinot, kas yra neišeitis, moteris, kai sako, aš neprasidūrus ausų. Daugybė klienčių moterų sako, aš taip norėčiau auskarų, gražių, tokių stilingų, man taip gražiai atrodo, žinokit, moteris, bet kuriuos, visus auskarus aš jums galiu įmontuoti, sutvarkyti kaip kliuksus. Štai irgi moteris įsirinko, sako, kokie gražūs auskarai, tokie gabaniški ir aš jai, čia jau mano patirtis techninė, kaip tai veikti. Štai klipsiukai, medicininis metalas, labai geras, superiniai klipsiukai išvažiuos į sostinę. Masyvus, gražius, ypatingai moteriai. Ir dar, žinot, aš anksčiau gamindavau labai daug skraičių, dabar kažkaip nelabai likti apstojau, bet klientės, kurios nori, jos su manim susisiekia ir sako, noriu ar smėlinės, ar kitokios, prisidengti pečiam, tokios elegantiškos. Čia labai norėjau moteris didelios, masyvos, nes tai didesnio dydžio moteris yra ir galima bus visaip susikaupti elegantiškai. Linkėjimai.